Sveiki, mano vardas Timūras. Dabar aš nuėjau į Skulsi programą, kur vyks mūsų 2 pamokų individualusis mokymas. Su Aleksandra, Timūro mama. Timūras dabar yra 5-okas. Mes norėjom, kad vaikas taptų drąsesnis, jisai būtų aktyvesnis. Net šurpuliukai eina bepasakojant. Aš pamačiau, kad jisai iš kuklaus vaikino tapo lyderiu. Iš vaiko, kuris sunkiai reikšdavo savo mintis, sunkiau galėdavo išreikšti savo emocijas, buvo jautresnis, dabar jisai patapo drąsus, žingeidus, noriai bendraujantis. Antras dalykas, vaikas, kuris tikrai mokėjo mokytis, jisai nori mokėsi, čia dar labiau kybo į mokslus, jam pasidarė dar įdomiau daryti tuos dalykus, kurie anksčiau jam buvo, tokie antraeiliai, tai atrado tą fenomenais grįstą mokymąsi, jisai atrado ryšius, kaip pavyzdžiui, chemija siejasi su fizika, su matematika, su pasaulio mokslais. Žinai, mama, aš tokį klausimą šiandien paklausiau. Žinai, mama, mes šiandien tai sužinojom. Žinai, mama, dažniausiai jisai dar klausia manęs, tu apie tai žinojai? Įrodymas. Vaikas nebestresuoja, kai jam reikia atlikti kažkokį namų darbą. Jisai nebestresuoja, jeigu yra testas, jeigu laukia jo testas, atsiskaitimas. Jisai labai ramiai reaguoja. Ir tas ramesnis gyvenimas, žinokit, ir mums duoda ramesnį gyvenimą. Mes kaip tėvai dabar esam ramesni, mes žinom, kad vaikas mokosi, jisai domisi. Kad niekas nesako, ko reikia, ko nereikia. Pas gali daryti tą, ką nori, bet vis tiek tuo pačiu ir mokytis. Ir žinot, ir mums nebėra poreikio kištis, o tai ką tu ten, kokį pažymį gavai, ar išmokai, ar padarei, ar nepadarei, ugdoma tą vaiko atsakomybę prisiimti už savo mokslą, už savo veiksmus, už savo ateitį. Ir žinokit, tie santykiai su vaiku tikrai pagerėjo.